Nu va, jau ir esam. Sveiki, labas rytas visiems, Labas kas rytas. prisijungė, kas prisijungs. Jeigu kas nors jau pradėjo žiūrėti, tai būtų labai smagu, kad parašytų, ar viskas girdisi, matosi. Taip, tai galiu aš prisistatyti, esu Vilma Kazlauskienė, jogos mokytoja, nėščių ir pagimdymo moterų kaučerė ir legendinio kaimo mamų bendruomenės asociacijos bendraįkūrėja. Tai va, tai šiandien tokią turim temą, labai tokia įdomi, manau. Tai yra afirmacijos, kaip jos veikia. Taip, tai kadangi daugybę moterų sutinku ir dažnai, kas jau yra apsilankę mano užsiėmimuose, yra matę farmacinės kortelės. Tai ir dažnai toks klausimas iškyla moterims, o kas tos afirmacijos? Tai už tai labai toks noras buvo padaryti laivą ir papasakoti daugiau apie tas afirmacijas. Kaip pas mane atėjo ir šiuo metu turiu dar ir svečią, labai nuostabią moterį ir iliustratorę ir kortelių kūrėją. Kokių tų kortelių, tai aš galėsiu net, manau, pati ir papasakos Lina Žemyna. Taip, ir mes esam abi taip daugiau ar mažiau prisilietusios prie afirmacijų. Tai aš papasakosiu, kaip pas mane atėjo jos. Tai aš iš tikrųjų 25 metų, tai gal kažkur prieš 6-7 metus turėjau tokią ligą, vaikišką ligą iš tikrųjų. Tai buvo vėjaraupiai ir po to man labai toks, po jos man buvo toks išgyvenimas, kad reikėjo taip atsistatyti save, taip, sugrįžti į tą savo pasitikėjimą, kas aš. Ir tos afirmacijos iš tikrųjų man atkeliavo tada, kad esu pakankamai gera mama, būsima mama, pakankamai gera moteris, esu graži, nuostabi, prasidėjo, vat viskas taip, ne? Po truputį taip, astrėja. Po truputį ir tas atėjo sugrįžimas į save ir pasitikėjimas savo. Ir manau, kad tos afirmacijos ir toks ir būtų, gal manau ir tikslas, kad tas sugrąžinti pasitikėjimą savim. Nu, čia mano, taip. Ir iš tikrųjų paskui, kai antro vaiko laukiaus, irgi tos afirmacijos man labai padėjo ir padėjo iš tikrųjų net pagimdyti, taip, tą pasitikėjimo kūnu atrasti tą, kad tikrai aš galiu tai padaryti ir viskas bus gerai su manimi. Tai va, tai čia mano pasidalinimas, man kaip tos afirmacijos atėjo. Tai va, Lina Žemyna, dabar duosiu tau žodį ir prisistatyk ir tu pasipasako, kaip pas tave atėjo tos afirmacijos. Tai sveiki dar kartą, aš esu Lina Žemyna, visiškai teisingai Vilma mane pristatė kaip iliustratorė ir kortelių kūrėja. Ir tai iš tiesų ir esu pirmiausia iliustratorė ir pas mane viskas pirmiausia ateina piešiniu ir viskas prasideda nuo piešiniu. Ir net su pačiom pirmom afirmacijų kortelėm ir pačiom afirmacijom, tai tie piešiniai yra ir 10 metų, ir daugiau metų senumo. Aš tiesų tiesiog, kad ir kuo užsiėmiau, kad ir kokį darbą dirbau, iliustravimas, ne iliustravimas, iš tiesų tiesiog piešimas ir akvarelės visada buvo mano gyvenimo dalis, tokia kartais tiesiog malonumas, pabuvimas toks su savim.
Ir tie mano piešiniai tokie buvo, man visada atrodė tarsi nepanaudotini. Tos akvarelės tarsi per mažos interjerui, kažkokios per gilios tiesiog atvirukam. Ir jos taip laukia savo laiko. Ir dirbant vienoje studijoje, mes rytais traukdavom afirmacijų korteles angliškas. Ir kažkaip man taip stipriai pajutau, kad reikia lietuviškų, nes iš tiesų tą anglų kalbą mes daugumą suprantam ir viskas to yra gerai. Ir yra net žmonių, kurie anglų kalbą priema, gal net, tu jauti tos žodžius kūne, aš taip turbūt įvardinčiau. Tai dėl to man atrodė, kad labai reikia mūsų gimtąją kalbą, nes tada tas žodis jau turi svorį, jau turi krūvį mūsų kūne, mūsų tiesiog stipriau veikia. Ir tada kažkaip labai taip susidėliojo, kad tos iliustracijos, kurios jau seniai laukia to savo laiko, sugulė su afirmacijom ir taip gimė pačios pirmosios afirmacijų kortelės moterims. Ir taip iš tikrųjų netgi pirmiau atsirado kortelės ir vėliau mano labai stipri draugystė su afirmacijom. Toks tarsi pirmą susikūriau įrankį ir tada pradėjau juo tikėti. Aš tikėjau ir anksčiau, bet tokio stipraus gal pačios patyrimo neturėjau, taip gal reiktų sakyti. Tai jeigu pradėti ir atsakyti į klausimą, kas yra afirmacija, tai afirmacija yra pozityvus teiginys, kurį mes kartojam siekiant įtakoti pasąmonę. Jeigu paprasčiau, tai įsivaizduok, kad mes turim maždaug 50 000 minčių mus aplanko per parą. Čia toks labai apytikslis skaičius ir jis gali būti ir didesnis, ir mažesnis, bet labiau tam, kad parodyt, koks jis didelis yra. Ir iš tiesų didžioji dalis jų yra nesąmoningos. Ir dar liūdniau, kad didžioji dalis jų yra negatyvios. Ir mes savo mintimis programuojam rytojų. Mano draugė visai neseniai taip labai gražiai pasidalino, kad tai, kur šiandien esu, tai, ką šiandien darau, aš užsisakiau, aš to norėjau. Ir jeigu aš esu čia, reiškia taip, aš užsisakiau vakar ar dar anksčiau, ar ne? Tai net yra pas mus posakė, ar ne? Mes sakom, ir prisikalbėjau. Tai prisikalbėkim pozityvių dalykų, prisikalbėkim to, ko iš tikrųjų norim, prisikalbėkim to, ko mums reikia mūsų gyvenime. Tai būtent šita dalis turbūt mane pačią labai motyvuoja ir afirmacija pagal tokį gal tradicinį naudojimą turėtų būti kartojama kaip galima dažniau, kaip galima reguliariau, kol ta mintis tokia tampa, kiek galima dažniau ją pakartoti, kol jinai tampa tavo tikrovė ir tokiu natūraliu tavo būviu. Bet aš tikiu, kad ir viena šviesi mintis dienoje yra svarbi. Ir net jeigu tą vieną šiandien aš pagalvosiu ir prisiminsiu sąmoningai, tai jau nuguls į mano rytojų, jinai jau nuguls į mano tikėjimą. Tai toks yra turbūt mano iš vis pagrindinis tikslas to, ką aš darau, kam tai darau ir kodėl to tikiu. Tai va taip apie pačias tas afirmacijas kaip tokias, tai va mano santykis su jom yra būtent toksai. Ir kas liečia mintis, tai daugumą atvejų mes iš tikrųjų net ne savo mintis, jeigu mes gyvenam daugiabuty ar daugiau, kur yra, tai 70, aš nebežinau kiek čia, kad nesuklys, bet apie 70% yra net ne mūsų mintis. Ir žinant, kad mes čia Lietuvoje gyvenam ir tikrai nelabai pozityvūs žmonės, tai kaip bebūtų gaila, nes ir per televizorių ką rodo, taip, ir visur tas negatyvas, visur tą tokia, kad palaikyti tą kažkokį, tokį kaip debesį virš mūsų, tai tos pozityvios mintis iš tikrųjų kartais net ir gali praskaidinti dieną. Man irgi visą laiką patinka atsikelti ir padėkoti, ačiū tau šiai naujai dienai, tai kokia nuostabi yra aš esu šioj dienoj, nes paimu taip gerai, nuostabiai įkvėpiu. Viskas, ką mes iš tikrųjų, manau, taip įteigiam savo, taip ir veikia. Ir ką mes kartojam, jeigu pateikiam, taip ir įvyksta iš tikrųjų. Kaip mano sūnus
Aš dar pasidalinsiu, nes mano sūnus iš tikrųjų kiekvieną dieną sugalvoja, aš šiandien gausiu mašiną. Okei, gerai. Bet jisai toj dienos eigoje vis tiek iš kažkur ateina ta jam mašina. Tai galvoja, kaip tikrai vaikas taip patikė, pasako ir dienos eigoje jau kažkaip ateina jam. Tai toks iš tikrųjų tos afirmacijos, aš manau, irgi taip pat veikia. Taip, kad... Tai lygiai kaip tavo sūnus ar nenaudoja, tai man atrodo, tos afirmacijų kortelės, iš tikrųjų toks jų tikslas yra, kaip aš jas naudoju, kad išsitraukia ryte kortelę, ar ne, tai toks, jeigu susikuri kaip ritualą, ar ne, priminimą savo, kad aš pradedu taip rytą, ar ne, išsitraukiu kortelę. Ir tai yra mano dienos tokia tema. Aš tiesiog dienos bėgį, aš nebūtinai kartais pasistatau prie darbo stalo ar prie kompiuterio ar kažkur, bet kartais tiesiog prisimenu. Ir tai yra tokia dienos tema, tarsi, sakykime, kada aš išsitraukiu kortelę, džiaugsmas yra mano pasirinkimas. Ir dienos bėgėje man gali nutikti įvairių dalykų, ne? Ir malonių, ir nemalonių, ir visokiausių. Ir net nutikus nemaloniam dalykui, aš vis tiek galiu prisiminti, kad džiaugsmas yra mano pasirinkimas. Ir aš vis tiek galiu jį rinktis, net nepaisydama kažkokių, objektyvių aplinkybių, kurios vyksta aplink mane. Tai tas ir net iš tos kolektyvinės sąmonės, apie kurią labai tikrai kalbėjai, kad mes esame tame, mes esame vienis ir mes negalim iš to atsiskirti ir izoliuotis ir kažkaip tais nepriimti to. Tai mes neišvengiamai esam tame. Aišku, galim patys rinktis, kiek mes tų žinių ar nežinau, ten TV pagalba, ar dar kažkokių laidų žiūrime, ar kiek tos rauto patys pasiemam, ar ne, tai lygiai taip pat mes pasirenkam pasimti šviesias mintis, pasirenkam save programuoti, savo rytojui kurti ir sakyti, renkuosi matyti šviesą, aš esu pakankamas, manim viskas yra gerai, aš tikiu kūrėjų, ar ne, aš pasitikiu visą tą. Yra daugybė tų afirmacijų, kurios mus įkvepia, kurios mums atpalaiduoja ir leidžia kur kas tiesiog visai kitaip jaustis toj dienoje. Tai dėl to aš labai tikiu afirmacijom ir tą galę. Ir duoda to pasitikėjimo, kad kaip aš irgi esu pasidalinus per jogos dieną afirmacijas, kaip pažadinti savyje kaip deivė, taip, tai iš tikrųjų, kaip aš sakau, joga man nėščiosiam, kaip pasiruošti, ne, tam gimdymui, tai toks, man ne tai, kad aš mokinu jas jogą, bet noriu pažadinti tą moterį, tą žemišką moterį, kuri jinai sugeba viską, taip, ir pagimdyti, ir užauginti žmogų ir visa kita, nes pas mus tai yra viskas. Tai tas pažadinimas irgi, tos afirmacijos irgi tą duoda irgi tokį, kad atsibusk, atsibusk ir tu gali keisti irgi, nes, sako, tą pasąmonę, tą, taip, tokia kaip būtų visų žmonių, tai tu gali pakeisti, kai tu supranti, kad tu esi viso to dalis ir su tom afirmacijom viską, tu bent jau toj daly esi maža švieselė, bet jau vis kažką padarai dėl to, kad viskas eitų tik geriau. Tai va. Žinai, mes tik tiek ir galim keisti, ne tik tiek ir yra mano galė. Kad ir kaip aš norėčiau pakeisti savo vyrą, vaikus, nežinau, aplinkinius žmonės, aš tos galios neturiu, tai jie turiu keisti tik save. Taip. Tai va, tai ir čia neseniai iš tikrųjų, kai buvo čia adventas, viską ir iš tikrųjų aš irgi dalyvavau tavo advento kalendoriuje, tai va irgi su afirmacijom. Būtent, aišku, gausai, bet nesvarbu, kam tu nukreipsi tą afirmaciją, jinai veikia. Tai pasidalink, kaip tau kilo ta idėja, kaip viskas, nes tikrai buvo labai nuostabu, ten visi tau į gausą prisimint, kad esi gausoj. Tai gali pasidalinti, kaip ta idėja kilo.
Advento kalendorius buvo 3 metai. Prieš tai jisai buvo tokia truputį kitokioj formai. Mes pradėjom su 2 mano draugėm Advento kalendorių prieš 3 metus. Ir tada jisai buvo toksai su daug užduočių, su kiekvienos dienos tokiu vedimu į kažkokią temą, į kažkokią, tokių daug visokių dalykų buvo. Man pačiai toks truputį buvo jausmas, kad tarsi per didelis krūvis. Mums tas laikotarpis Advento ir taip yra labai sudėtingas. Iš tiesų, daugumai mūsų darbuose tai yra kažkoksai, nežinau, temčiausias laikas, ar ne? Ir šeimose mes turim labai daug pareigų tuo metu ir ypač moteris turim labai daug ir taip, kuo užsimti ir ką veikti. Tai surasti to laiko tai papildom, tam tokiam savo dvasiniam dalykui gana sudėtinga. Ir antrus metus mes darėm tokią lengvesnę formą, truputį tokios lengvesnės tos užduotis buvo. Bet man kažkaip taip stipriai jautėsi, kad norisi, kad tas Advento kalendorius džiugintų, o ne užkrautų tave. Ir dėl to šiais metais jisai buvo toksai, tiesiog kiekvieną rytą tu gauni afirmaciją su trumpu aprašymu, kaip, nežinau, vaikas išsivynioja saldainį iš to kalendoriaus, ir jis valgė ir išeina su jausmu. Taip ir mums tiesiog pasimti tą šviesią mintį, kažkokį kvėpimą, kažkokį minčių nukreipimą ten, kur aš noriu. Ir toks, tai buvo tiesiog kiekvieną rytą iliustracija, afirmacija ir trumpas aprašymas su tokia intencija, kad suaugusiems tokia imu ir gaunu mažą džiaugsmą kiekvieną dieną. Tam Advento laikotarpis yra toks stiprus, stebuklingas. Iš tiesų mes labai tuo metu, tuo tamsiausiu metu turim labai didelę galią vidinę, mes tuo šiltuoju laiku tai esam išorėje, esam džiaugsme, tokiam vis tiek lengvume, o tam Advento, tam su laiku esam savyje ir savyje galim sukurti tą šviesą, kuri paskui išsiskleidžia. Ir šiaip visos tos kortelės visą laiką būna į temą, mes irgi dabar naudojam su mamytėm, tai mamų šviesos kortelės, tai irgi tokia kaip žinutė kiekvieną kartą, tai vis. Ir nežinau, iš tikrųjų, gal tu pasidalink, nori pasidalinti kortelėm viską ir iš tikrųjų dar turi ir afirmacijų tų kortelių, taip, grinai apie afirmacijas. Tai gali pasidalinti apie tas korteles, kur įsigyti, nes manau, gal pasiklausę laivą tikrai norėtų iš tikrųjų žmonės surasti tas korteles, kur jos yra ir ypač lietuviškai, nes jo visur aš irgi, kur esu moterų rate, tai ten visų angliškai, viskas gerai angliškai, bet ir norisi tos lietuvių kalbos, tos tikrosios mūsų kalbos, kur tikrai užtvirtintų tokį antspaudą, padėtų, tikrai veiktų. Tai mano visas korteles galima rasti žemynosdovanos.lt mano svetainėje elektroniniai parduotuviai. O jeigu papasakot, ką ten galima rasti, tai mano pačios pirmos sukurtos, tai yra tos afirmacijų kortelės moterims. Aš čia turiu, nežinau, galiu parodyti. Galim ir šiandien išsitraukti tokią, nežinau, šios dienos. Taip. Labai paini. Šita kortelė yra nuostaba ir jos afirmacija yra šiandien aš leidžiu gyvenimui mane nustebinti. Iš tiesų labai faina kortelė, išsitraukiau, visada džiaugiuosi išsitraukiau. Ši afirmacija man yra apie tai, kad mes pamirštam džiaugtis. Mes taip viską žinom, aš žinau, kaip bus, aš žinau, koks tas, aš žinau, kaip anas, žinau, kaip ta diena, nėra saulės, tai jau žinau, kad nieko čia gero, ne, ar ten, nežinau, labai daug turim šitokio žinojimo, kuris uždaro mūsų duris. Ypatingai džiaugsmas. Pažiūrėkite vaikus, kaip jie moka džiaugtis, kaip jiem sniegas, besmegenis, ar ne, ištirpo, neištirpo, sudėtas ir jiem viskas yra per nuostabą, per smalsumą, per tokį džiaugsmą. Tai jeigu aš šiandien išsikeliu intenciją ir kartuosiu afirmaciją, kad aš leidžiu gyvenimui mane nustebinti, aš priimu tą, aš pastebiu, nes dažnai mes nematom tų nuostabių dalykų. Tai šita afirmacija man tokia yra labai stipriai apie tai. O tai šitos kortelės yra pačios pirmosios, yra skirtos moterims. Moterims skirtos tik dėl to, kad pati afirmacija dažnai yra užrašyta moteriška giminė. Tai
jeigu vyram tinka, tai gali naudoti vyrai. Bet tiesiog aš negalėjau rašyti vyrišką giminę, nes man tiesiog atrodo nutrūksta energija. Negaliu, jeigu mano afirmacija yra aš esu pakankama, tai man jinai niekaip neskamba, kaip aš esu pakankamas. Nežinau, galbūt galima keisti į manęs pakanka ar dar kažkaip, bet tiesiog tos kortelės tekėjo ir atėjo būtent taip ir, tai vat jos tokios ir yra. O vėliau, Vilma turi korteles, kurios yra švelnus gimdymas, tai tos kortelės yra mano iliustruotos, jie sukūrė Dūla Dalia ir iš jos yra, jos idėja yra šios kortelės, aš jas panoriu tik piešti. Yra kortelės mamoms, 54 priminimai mamai, kad ji yra nuostabi jau dabar. Ir čia irgi, man atrodo, labai labai svarbu, mes motinystėje, labai save pametam, labai nepastebim, kada mus ištuština ir kada jau mes iš tokio tuščio indo bandom ten visą šeimą išmaitinti, dar išdalinti, kur jau ten išgramdyta, išlaižyta ir nieko nebėra. Tai kiekvieną dieną tiesiog prisiminti, kad, nežinau, stebuklai slypi mažose dalykuose, kad atsakymas yra meilė, kad su tavimi viskas yra gerai, kad taip, kaip tu darai, yra geriausia, kaip tu dabar gali. Ir to užtenka. Tavo vaikams užtenka, pasauliui užtenka, viskam užtenka, tavęs užtenka dabar tokia, kad tu esi. Tai tokie svarbus priminimai motinystėje, tokie 54 akvareliniai atvirukai su tokiam iliustracijom ir tekstais kitoje pusėje. Tokiu, nežinau, tokios šviesos mamoms. Tai tikslas yra šviesa mamoms. Yra ir daugiau kortelių, poreikių kortelių, galios gyvūnų kortų, gausos afirmacijų kortų. Iš tikrųjų, jau dabar visai nemenkas tų burtų kioskelis tapo iš vienų mano kortų. Tai visai galima išsirinkti, pajausti, kurios labiausiai kviečia. O svarbiausia tai naudotis, svarbiausia tai pasirinkti tas šviesias mintis, tiesiog priimti jas ir naudoti kasdienoje. Taip, kad tas pasitikėjimas labiau atsirastų tam moterim ir šiaip tas tiek moterų rate, tiek visur iš tikrųjų tos kortelės labai tinka. Duoda tos tikrai šviesos minties ir patikėjimo savim ir galbūt, tikrai čia šiandien tokia ir diena. Taip. Ir jos visada, mes negaunam žinučių, kurių mums nereikia, tai šituos stebuklų aš jau esu visiškai įsitikinus, ta prasme, absoliučiai patyrus ir nebūna kitaip. Mes ir šiaip gaunam tą žinutę, mums reikia, tik dažnai jų nematom, nepastebim, neužfiksuojam. Tai ta kortelių pagalba tiesiog gal yra lengviau jas gauti, nes šiaip ta visata ir Dievas su mums ir taip kalbasi kiekvieną dieną, tik nebūtinai mes atkreipiam dėmesį. O per korteles tai yra lengviau, bet jos visada yra į temą, jos visada yra ta, kurios tau reikia. Nėra kitos galimybės, kaip tik įtraukti savo kortelę, savo mintį, savo žinutę. Tai tikrai, aš vis dar būna, kad rimtai ir atrodo, jau turėtų būti visiškai aišku ir vis tiek sugebu nustebti, kaip taikliai nežinau, gauni tą žinutės, tą žodį, atsakymą, viską, iš tikrųjų viską mes gaunam tikrai. Kaip aš atsimenu, man buvo labai tikrai sunku, vieną dieną tikrai buvo sunku, viską ir tokia sėdžiu, galvoju, ir vyrui skundžia, žinai, šiandien tokią dieną, viską. Tai sako, turi tų kortelių, sako, kodėl dabar nenaudoji? Okei, gerai, sakau, atnešė jisai man tą kortelę, viską. Ir tu esi pakankama. Ir iš karto, taip ir yra. Viskas iš tikrųjų. Ir paskui ir išaiškėja, kad viskas yra iš tikrųjų gerai. Tik tai, kad tu pasidavai kažkokiai minčiai, net, kad kažkas tikrai yra negerai. Tai pasiduodi, prisiriši prie jos ir paskui ir nusiminė. Bet tie įrankiai, visokie kortelės, kartojimas savo, tai yra iš tikrųjų labai gerai, nes tai padeda tau
išlipti galų gale ir iš tų vat niūrių minčių ir pas mus kaip tos saulės nėra tiek daug, tai kad bent jau kažkokiu būdu tą vat susigrąžinti šviesą savy, taip, kaip yra. Man labai gražu pamatyti, žinai, kad tai yra mūsų pasirinkimas. Aš renkuosi. Taip. Iš tiesų kartais galiu ir pasirinkti paliūdėti ir nieko čia tokio, viskas gerai su tuo. Bet kad galiu pasirinkti, tarsi, nes, nežinau, dažnai buvom gal auginti ir auklėti tokiu į tą bejėgiškumą, tarsi, ką aš galiu, ar ne, va, nėra saulės, ten, nežinau, va, darbe viršininkas, ten blogas, ten, nežinau, vyras nesupranta, vaikai zyzia, ir ką aš galiu, ar ne. O kai prisiemi tą atsakomybę ir kai suvoki, kad galiu pasirinkti ir šitoj situacijai. Mano pasirinkimas rinkti šviesą, mano pasirinkimas galvoti, kad aš esu pakankama, mano pasirinkimas būti savimi, mano pasirinkimas pasirinkti save kiekvienoje situacijoje, ar ne? Ir visur aš galiu, man tai labai tokios galios duoda, tokio, kad aš nesu čia bejėgė, stumdoma vėjo ar ne gyvenimo ir tik tai galiu kažkaip tai, nežinau, atreaguoti, aš galiu rinktis, aš galiu pati sukurti, aš esu kūrėja, savo gyvenimo kūrėja. Man toks, labai tokių yra ir stiprių tų afirmacijų, kurios tikrai mus įgalina, ne tik vienas yra tam, kad atsipalaiduoti, kitas tam, kad įgalinti save ir patikėti savim, kad išeiti į veiksmą. Yra daugybė dalykų, bet galima ir visiškai pačiam susikurtas afirmacijas, tas, kurių man reikia, kuriuo aš tikiu, kad dabar man trūksta. Ir išsitraukus tą kortelę, nebūtinai ją kasdien traukti kitą. Jeigu aš išsitraukiu kortelę, kad su kiekviena diena aš vis labiau savim pasitikiu ir tikrai jaučiu, kad va čia yra ta vieta, kurią aš labai noriu stiprinti, kurios man labai labai reikia, aš galiu ją palikti mėnesiais ant savo stalo ir kasdien prisiminti, praeinant prisiminti ir tiesiog sąmoningai pasirinkti ją kartoti, matyti ir savo priminti, kad aš pasitikiu, vis labiau pasitikiu. Dar labai svarbus dalykas su afirmacijom ir kas apie tai ir kalba, kad kodėl neveikia, kartoju, kad aš milijonierė, o kaip nėra, taip nėra, kaip čia nesigauna, sakau savo visatą, kažko negirdu. Tai su afirmacijom yra visas stebuklas tame, kiek aš to tikiu, kiek šitas žodis mano kūne yra tiesa, kiek man tai yra lengva priimti ir kiek ir kartais su kai kuriom afirmacijom mums labai sunku priimti, mums didžiulis pasipriešinimas kūne yra ir tada aš siūlyčiau ją švelninti, tada siūlyčiau pasirinkti, kad aš einu link to, aš su kasdien artėju prie šito tikslo. Man vis lengviau save priimti, man vis lengviau savim pasitikėti, vis lengviau pasitikėti kūrėjų, ar ne, jeigu aš negaliu sakyti, atiduodu savo pasaulį kūrėjai, man per sunku, aš negaliu šiandien to padaryti, ar ne, tai nėra mano tiesa, mano kūnas priešinasi tam. Tai labai svarbu jausti save ir iš tiesų kartais mums net atrodo, kad kai kurios afirmacijos tokios fainos, atrodo, mano galimybės neturi ribų. O kiek tai tiesa manyje, ne, kiek aš galiu tą šiandien priimti. Ir labai, tada sušvelninti ją ir kad kasdien link to. Taip, ir, tą patikėjimą reikia, ne, nes jeigu tu nori būti milijonierius, o tu vis pasižiūri į piniginę ir nėra tų pinigų ir visą laiką galvoji apie tai, kad, čia nėra pinigų, o tu čia tą farmaciją laikai. Tai geriau tada ir laikyti tą farmaciją ir bent jau į piniginę įsidėti, kad pamatytų, aš esu milijonierius, okei. Bet patikėti tuo, ką sakai, šiaip žodis, kaip visur, ne, net ir dvasinėse kažkokiuose mokymuose viską, kad sako, tas žodis turi galią, taip, nes jeigu mes tai įvardinam, tai yra didesnė tikimybė, kad tai sugrįž, taip, tai toks. Ir labai gražiai pradėjai nuo savo sūnaus, ar ne, ir jisai ryte, kai sako, aš gausiu mašinėlę, jam vienodai, ir ne, jisai išsiuntė visą tą norą, ir jis nesirūpina, jisai nesako, kaip čia, kažinau, mama turi tam pinigų, ar eisim pro parduotuvę, ar iš viskai, ar ne, kažkokius, jis nekuria jokio plano, jis išeina su visišku noru, čia yra tas nuostabus pavyzdys apie svajojimą ir norėjimą, kaip aš noriu ir viskas, ir iš manęs tik tiek reikia, ar ne, aš tik tai suformuoju ir tikiu, gausiu mašinėlę ir tikrai
aplinka ir viskas prisitaiko prie jo tikėjimo. Labai labai gražus pavyzdys iš tikrųjų, kaip Tai taip, nes jisai neprisiraša prie nieko, nekūrė planą, čia, aš jau kaip gausiu mašinėlę. Žmogaus, ar ne, nebūtinai taip. Tiesiog gausiu mašinėlę, ir turiu klausimą. Tai visatai ir reikia tokia, šitą noriu. Ir viskas, ir paleidai, neprisiriši ir po truputį žiūrėk ir turiu. Tai ko tikiesi, tai va. Gerai, tai... Ir turim, aš dar tinams, mes labai, ko man atrodo, nemokam dažnai, tai vertinti, ką turim. Tai, kas yra gerai, tarsi jau yra natūralu, bet noriu dar daugiau. Čia šitas tai jau gerai, šitas jau yra, bet tada man trūksta to, arba trūksta arba trūksta kažkokio ir visą laiką tokiam, tada pasirenkam trūkumą, pasirenkam visą laiką matyti, ko neturiu, vietoj dėkingumo ir džiaugsmo pamatymo, ką aš turiu, pamatymo ir pasidžiaugimo, kiek daug jau yra, kiek daug dalykų nuostabių yra mano gyvenime ir pasirinkti tą dėkingumą už juos. Vietoj nuolatinio trūkumo matymo. Nu jo, tas, tai nebūkim trūkume, neprisiriškim prie tų afirmacijų, gal labiau jas paleis, taip, ir patikėti juom. Taip, tai ačiū tau, Lina, Žemyna, už šį laiką. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, už jūsų laiką. Taip. Ačiū. Gerai, ačiū tau ir gražios likusios dienos visiems. Iki.